Aš žinai, turiu kažkokį truputį jaudulį einant per patikrą, nes kaip ir dabar kažkas pas mane laik užkliūna. Atidarė mano vėl kuprinę, norėjau įsitikinti, aš ten turiu tokį nagų odelėms pastumdyti. Nėra ten aš nei aštrus, nei kažkoks, bet vis tiek atidaro tikrinti. Tai žodžiu, aš kažkokį turiu tokį, pasme kažkoks nerimas yra, nes man prie manęs vis laik kažkur prikimba, kažkas arba pypsi, arba vaistai netinka, kažkas ten daro narkotikų tą vadinamą tepinėlio tyrimą, arba atidarinėja mano bagažą, kartais ir atima ką nors, žodžiu, toks kažkokį turiu reikaliuką. O galvo laiko yra, reikia pasidaryti masažiuką, čia 100 pesų įdedi 20 minučių, tai 100 pesų čia net 2 eurų nėra, 20 minučių pasimasažuoti. Dar vienas kukurūznikas, laiptukai tik tokie įlip. Skrendam, laukia valanda skrydžio. Kągi, pasiruošus pakilimui. Čia labai greit kyla lėktuvai, nei čia kažkokios didelės eilės susidaro, nei ką. Katiklan oro uostą nusileidau į autobusiuką prie išėjimo ir keliausiu toliau su keltu. Bus važiuoja autobusas, o jūra jau štai ten. Nu ką, paskutinė sala mano kelionėje. Kaip juokingai, čia vat yra, jau viskas čia yra oro uostas. Ir girdžiu, turistas vienas sako, čia oro uostas, mano namas didesnis už tą oro uostą. Laukiu savo priregistruoto bagažo, tai jie čia, pavyzdžiui, vadina ne tai, kad belt, dažniausiai sakosi, kad pirmas diržas, tai čia pirma karuselė. Nu gal ir karuselė, nes čia taip iš lauko sukas ratu. Užtat kaip tvarkingai dėlioja, nemėto, ratukai 100% nelūžta. Prašau, viskas tvarkingai, švelniai, gražiai. Kągi, aš esu nusipirkus paskutinę minutę į Islands Express, tai čia mane turėtų dabar su autobusiuku gabenti į uostą ir tada persodinti į keltą. Nu viskas, liko dabar keltas, 2 dalys liko. Vat keltų persikeliu, čia labai trumpai. Ir tada dar su triratuku reikės pasiekti viešbutį ir šiai dienai užteks nuotykių. Na štai ir Borakai. Pirmosios pakrantės. Nu, aš jau čia atsigrūdau iki Borakajaus. Tai dabar sakė 150 pesų, kas yra 2 su centais. Tai mane dar su shuttle busu nuveš iki viešbutuko. Čia mane kažkokie gruzdavykai įsisodino. Ten šiaip žmonės turbūt irgi sėsis, nežinau, mane į priekį pasisodino. Ką, autobusas paleido in the middle of nowhere, nes kažkur čia dar turiu paeiti. Šitai blizgu nuo visų SPF-ų. Tai va dabar einu ieškoti. Va, įdomiai čia taip yra užrašas, viskas toks labai jau senas. Ir aš dabar kažkur einu čia. Šiaip tai byloja, kad bus tylu gyvent. Tai toks įdomus priėjimas. Tikiuosi vėl kokiam lūšnynė nebūsiu. Vieno lūšnyno jau užteko. Nu nebus lūšnynas. Va, mano Balaisa Bukit Apartments. Bet čia bus vienas turbūt mano geresnių. Turėtų būti vienas geresnių apgyvendinimų. Ne, tai čia faina. Čia taip žaliai apželdinta viskas. Prašau, per varteliu. Čia jie matyt turi apartamentų kompleksą. Nu, sako, kad čia mano taip pirmam aukšte kažkaip. Sveiki atvykę, va čia tai daiktas su visa virtuvė.
Miegamasis su 2 lovom. Šitą tai žinau. Tai rinksiuos, kurioje norėsiu miegoti. Spinta didelė. Žodžiu, kaip čia gerumo. Svarbiausia, kad aš čia grinai bute pagyvensiu dabar šitas 5 naktis. Pilnai įrengta, žiauriai gerai. Dar vonios kambarys, labai geras. Tai čia aš mokėsiu nepilnus 23 eurus už naktį, bet čia turbūt kokybiškiausia vieta, kurią turėjau. Susikrovau, parsinešus daiktus, čia reikėjo man, nežinau, kelis marketus praeit, kol viską radau, ko reikia, nes tai man reikia čia ir grietinėlės, ir sūrio, ir duonos, žodžiu, ir čia paskui radau dar visokių ir grybukų, žodžiu. Kadangi ateinančias, šį vakarą tiksliau, ir ateinančias 4 dienas turėsiu galimybę gamintis, tai ko aš čia tik neprisipirkau. Baklažanai, pomidoriukai, paprikos, žodžiu, čia jau meniukas mintyse, aš antiek esu pasilgus gaminto naminio maisto, aš jau nenoriu nei tų restoranėlių, nieko, aš tiesiog noriu pati pasidaryti ir pati pavalgyti. Darbai vyksta, viskas kepa, tai vakarinis meniu, žodžiu, vištiena su grybukais, tai grybukai tokie biški skonį trūksta, bet gal kažkaip tai, su grietinėlė ir su sūriu ir bandysiu kažkokį bulvių pusiau košę pasidaryti. Jau, pažiūrėkit, aš su mentele, kuris skirta šiaip, blynam vartyti, pavyko sutrinti bulvių košę. Pasidariau bulvių košę su sviestu ir grietinėlė ir čia mano vištiena su grybais. O, dievulėlio, kaip čia valgysi skaniai. Tiesiog šedevras. Jūs jaučiu galvoju, kad aš išprotėjęs biškelį, kad tokį paprastą maistą jau noris, bet žinokit, po tiek laiko keliaujant, patikėkit, įprastas maistas mums, prie kurio mes pripratę, labai jau norisi. Jau sakau labą dieną, nes pas mane beveik 1 valanda dienos. Kažkaip maniau, kad bus laukia karščiau, tai aš kažkaip taip labai nelindau laukan. Tokia biškai patingėt norėjusi, bet labai įdomiai, šiaip šilta laukia tikrai, bet, pavyzdžiui, kepeliušas per naktį net neišžiūvo. Tikiuosi, nesurūks man porą daiktų. Tai va, tai čia yra šiaip kokios 5-6 minutės pėsčiomis iki paplūdimio, iki White Beach'o. Prisiskaičiau visokių, iš tikrųjų nelabai kokių atsiliepimo, kad ten žalių dumblių pilna, kad prekeiviai kas antram žingsnyje, žodžiu, viskas siūlo, kiša, žodžiu, kad labai erzina žmonės, erzina turistus. Ir šioje saloje, kas liečia mopedus, yra didelė problema. Pasirodo, mopedų oficialiai yra tik viena įmonė, kuri nuomoja. Ir jeigu, pavyzdžiui, kitose salose nuomos kaina už mopedą dienai būdavo tarp 5-8 eurų, gal taip sakykime, priklausom nuo salos. Tai čia nuo 24-5 eurų už parą. Tai gana brangu ir ką jie turi daugiau, tai turi dviračius. Bet aš nesu tikra, ar aš noriu prie to karščio su dviračiu važiuoti. Dar bandysiu įsiaiškinti kitų būdų, kaip galima nukeliauti. Manau, viešuoju transportu būtų arba su triratukais irgi kažkaip galima davažiuoti. Vietinius pakalbinau, kaip čia judėti po salą, kad nereiktų kosminių pinigų mokėti už mopedą. Tai pirmą kartą gal man kelionė yra taip, kad mopedų keliauti yra ženkliai brangiau negu su viešu, tarkim, negu ten pasimti, kad ir užsisakytų privatų pervežimą. Tarkim, pasiimi triratuką, tai triratukas kainuoja, sakė, 350 pesų iki kitos salos pusės, kas yra kokie 7 eurai. Tai tiek paprastai kainuodavo visai dienai mopedas, o dabar kai mopedas kainuoja virš 20 eurų, tai netgi pirmin atgal su privačiu pervežimu to gaunasi pigiau. Žodžiu, tai aš visas teorijas pabandysiu per ateinančias dienas, nes dar yra, sakė, lyg tai viešasis shuttle busas, kuris ten, sakė, iš viso apie 50 pesų kainuoja, jeigu gerai supratau, tai 50 pesų yra tiesiog 90 centų. Tai, žodžiu, sakė, ten važiuoti ilgiau, bet, tipo labai papigę. Trumpam įsiterpsiu. Jeigu patinka mano video, patinka visi pasakymai, patinka visi vaizdai, spaudžiam like, spaudžiam varpelį, kad gautumėt naujienas, kada ateina naujas video, spaudžiam subscribe ir žiūrime toliau. Kas norėsite į Filipinus nukeliauti, dar šiais metais organizuosiu grupę, važiuoti kartu su manimi, apžiūrėti ir įsimylėti kartu Filipinų, nes aš juos tikrai baigiu įsimylėti.
Ir visą tai galite visą stebėjimą daryti mano Facebook'o grupėje Kelionės su Jolita. Aš vasarą dėsiu ten informaciją, grupės nuorodą palieku aprašymą, spauskite nuorodą, prisijunkite prie grupės ir gal pasimatysime kartu Filipinuose arba juos kartu apžiūrėsime. Tai gero žiūrėjimo. Paskutinis takelis prieš išlendant į paplūdimį. Kaip matau, kad daug laivelių, tai kai daug laivelių nėra labai faina maudytis, nu bet tuoj pažiūrėsim. Tai dabar išlendau, čia toks iš vis nelabai žmonių yra, bet maurų, va, teisybė šitą tai tikrai sakė, čia yra kaip tik dabar matytas žolių žydėjimo ar kas čia metas. Jūs pažiūrėkite, čia yra visas vanduo, tirštai, pilnas maurų ir tik tai, vat, kur žydra labiau, tai ten jų nėra. Tai pirmą reikia prasibrauti pro žoles ir tik tada eini, vat, į skaidrų vandenį maudytis. Tai va, tai tas paplūdimys pagrindinis, va, kažkoks toks. Nu šiaip sakau, jis neatrodo, vandenį masiškai irgi nesimaudo, man atrodo, gal kituose paplūdimiuose išsibarstė. Visai šiaip patogu yra va, toksai takelis pavėsiuose, galima prasivaikščiot. Čia jau kur visi žemėlapiuose rašė, o Jėzau, kaip prekeiviai puola. Nu nežinau. Vienintelis ir tai neįkyriai paklausė, ar nori ten kažkokių šudukų, pagaliukų, kažkokių akmenukų. Sakiau, kad ne ir jis tiesiog neėjo. Tai gal čia kartais irgi tie turistai perspaudžia. Netgi žmonių nepasičiu, kad super daug, nežinau. Taip, pirmas įspūdis man nėra labai blogas, išskyrus dėl tų žolių, bet aš dėl jų žinojau, kad jos bus. Tai nesu čia kažkokia labai nustebinta. Tai kiti mačiau maudytis lenda per tuos tarpelius, kur šviesų yra, tai reiškia žolių ten nėra, įlendi gilyn ir tiek žinau. Spėkit, nuo ko čia vėžės. Čia kai keliautojai tokias keliones susiruošia va su tokiais lagaminais, kurių paskui nebeišeina patempt. Ir klausimas, kodėl geriau kuprinės, va būtent dėl to. Tada per smėlius, kada reikia eiti, nėra jokios problemos. Priėjau tą labiau turistinę paplūdimio dalį, va matosi visokių turgaviečių, prekyviečių daugiau. Nu, dėl kad būtų prekeivių įkyrus, ne. Ar jų daug? Irgi ne. Tai aš taip pati galvoju, ar noriu šaršalyno, reikia grįžti, iš kur atėjau, nes ten, kur atėjau, oi, aš žinai, užkliūnu kur nors, iš ten, kur atėjau, tai ten buvo tuščia. O, čia pasirodo visas turgus yra. Va, praktiškai visur tos pačios prekės, tai yra visokie smulkmenėlis, visa kita. Na ir aišku, su Barakai užrašų visi rūbai, tašės, kas tik tai norit. Ilga labai ta restoranų, parduotuvių, turgų gatvė. Aš manau, kad aš grįžtu atgal iš ten, kur atėjau, kas yra kažkur tai va tenai. Čia mane pasigavo gatvės masažą, pasiūlė už 10 eurų. Nu, už 10 eurų masažas valandos. Važiuoju, pasimasažuosiu ir tada į paplūdimį pagulėti. Čia mane kažkur rados į kondicionuojimo patalpą. Sakė, viduj vėsa. O, viskas normaliai. Gerai, pasimasažuosim. Kažkokią masažuotoją Lizą gavau. Jaučiu dar pagrįžti reikės pas ją. Jis labai gerai pamasažavo, tai už 10 euriukų labai užskaitau šitą masažą. Pakeliui prigrėbiau kokosinių ledų. Nu, aišku, net tailandietiški kokosiniai. Ten jau yra, sakant, mano favorite. Bet čia tai visai nieko, dar pritarkavo šalia šviežio kokoso, mangų, biškį riešutukų. Tai šiaip bendrai suma skanu. Tai 3,5 gal euro kainuoja. Tai man labai įšaldė yra ta kiauta. Tai aš čia su servetėlai laikau, kad rankų nenušaltų. Čia taip pamedžiai įsitaisis. Visai gerai. Šešėlėje sėdėti. Tenais tai yra ne Borakajo sala, ten ta sala, į kurią aš leidausi lėktuvu. Borakajus labai maža sala, ten beveik 7-8 km tik tai ilga, tai čia, žodžiu, yra kitos salos kraštas. Tai va, mano šiandieną va toks poilsis vyksta. Rytoj žiūrėsim, ką čia gero. Labą dieną, mane jau beveik vakaras, iš tikrųjų, po 4 jau. Tai išėjau labai trumpai, poros dar dalykų nusipirko, man dabar reikės vakarieniai.
Ir viskas, šiandien yra mano nulinė diena, šiandien nieko neparodysiu, dėja, bet taip jau būna damoms, kad viena diena mėnesį yra tokia iškrentanti. Aš turiu visą laiką tokią vieną dieną, kur mano kūnas tiesiog atsisako kažką tai veikti, tai aš šiandien guliu lovoje. Ilsiuosi, tas irgi nėra blogai, nes jau visiškai baigi iškapsėti mano visas atostogų laikas, tai kūnui reikia tiesiog poilsio. Tai va, tai šiandien diena apie nieką. Darau įrašą tik tai, kad nesusipainiotume po to dienomis, kur čia kada kas vyksta. Kokie čia pas mane šedevrai vakarieniai. Spagečiais. Čia padažas šiaip labai skaniai gavosi, bet jau čia tokį gyvenime nesu taip darius. Čia žodžiu, svogūniai, česnakai, tunas, sūris, grietinėliai ir dar bulvių košės likučiai. Bet kažkaip labai skaniai gausi, tai žodžiu, viską supilu, sumarmaliuoju ir homemade dinner. Labas rytas, šiandien mano pusryčių meniu naminiai French toastai, kavytė. Tai šiandieną kol kas apsiniaukė, bet šiandien judėsiu kažkur, tai važiuosiu apsidairyti, kas čia gero Barakai. Atėjau iki tos hop-on-hop-off, tai žiūrėsiu, bandysiu sulaukti, nes noriu pabandyti iki vieno molo davažiuoti, nes mano SPF-as baigėsi, o čiagi vietiniai kioskai jokių SPF-ų neturi, o be SPF-o tai čiagi viso gero odeliai, taip sakant. Tai antras variantas gali būti pasigauti tokį dalykėlį, kai važiuoja žmonės, tiesiog prisijung kartu už kažkokią tai X sumą, kad tave pavežtų. Visgi važiuoju su šitą, nes kainuoja 20 man pesų su šitą priemonę. Tai 20 pesų čia yra 30 keli centai. Yra praktiškai pagrindiniai viena gatvė, kuria visi važiuoja, visas viešasis transportas. Yra visokių namų, kaip matom. To hop-on, hop-off dar taip ir nebuvau sutikus dabar važiuodama, tai gal aš ten būčiau ir prasidėjus pusę valandos jo belaukdama, tai turim galvoje, kokios čia mažos kainos šito viešo transporto, tai galima važiuoti su juo. Tai va, ir žodžiu, įlipi, pasakai, kur nori važiuoti ir tave paleidžia. Čia pravažiuojam visokius irgi rezortus. Paleido, mane pasirodo, čia biški buvo toliau, tai už 50 pesų čia mane vežė, vis tiek 90 centų yra ok. Tai ši čia yra vienintelis ir didysis salos molas, tai einu kosmetikas ieškoti. Kadangi pietryčių Azijoje korėjietiška kosmetika yra pigesnė, nes transportavimas netoks tolimas kaip iki Lietuvos, tai užsiprekinau, taip sakant, serumų, kremukų, kaukyčių visokių. Taip sakant, nes vis tiek grįžus reikės, tai jau pasirūpinau iš karto, vis tiek grįšiu jau su registruotu bagažu, tai galiu sau leisti prisikišti kremų visur, kur. Tai va, tai žodžiu, biškį pasišopinau, galima judėti link paplūdimių. Nuo pagrindinio kelio iki paplūdimių, tai va jau tokie tai keliukai. Nu šita sala ypatingai maža. Aš atrodo jau minėjau, kad jinai 7-8 km ilgio, tai čia viena pagrindinė gatvė ir paskui šonus va tokios smulkios gatvelės. Galima būtų, aišku, kokį dviratį, bet per tokį karštį į tas visas kalveles bandyti važiuoti. Mažiausiai noro turiu kaitintis tiek, jau aš geriau peiškutute. Tai pažiūrėjau, pagrindinio kelio dabar iki šito paplūdimio, kur aš einu, jis labai gerai vertinamas yra, tai eiti reikia 1 kilometrą maždaug. Tai pažiūrėjau pagal navigaciją, kokį 13-14 minučių, tai čia netaip ir baisu. Čia va vietinių namai. Net be stiklų, nu kam tie stiklai, kad geriau vėdintus nereiks stiklų, ge? Va, kokia įdomi nakvydinimo vieta. Šiaip jie šičia mėgsta visai su tokiam terasėliam tokius apartamentus nuomoti. Kai aš pati savo rinkausi, tai vat visokie tokie apartamentukai su balkonėliais, nu čia gal ir be balkonų. Bet visai toksai patogus dalykas ir jie va taip va gilyn nuo kelio irgi turi apgyvendinimo, tai nebūtinai triukšminga, jeigu šalia kelio. Nu viskas, lygtais būsiu priėjus. Nu, žiūrinėjom, ką čia rasime. Čia turėtų būti visiškai vašonas. O, jau matau, kokio gerumo bus. O, jėzau, kaip gerai. Ir čia taip daug nėra šitų maurų. Jie dabar iškritę kaip tik išmesti į krantą. Tai čia va viena pusė. Ir tuoj parodysiu kitą, jau galima spėti, kas ten bus. Tadam, tadam.
Fainiai, ką? Čia toks nedidukas. Šiaip turėtų būti už tų uolų dar vienas paplūdimys mažiukas. Nuostabioji šio paplūdimio dalis yra ta, kad čia žmonių yra labai mažai. Va čia kažkiek tai pasislapstė po palmėmis ir tiek žinių. Nu nerealiai, čia atrodo dar taip paėjus toliau. Labai man patinka. Paėjus toliau tai yra va dar toksai pležiukas. Bet čia jau pavėsio visai nėra, tai dar manau, kad čia gal ir neliksiu, nes iškepsiu dar, kaip tai dabar 1 valanda dienos. Ir aš dabar tik pastebėjau, kad va šičia iš vis maurų nėra. Visai maurų nėra. Tai čia nuo paplūdimio pasirodo priklauso, bus ar nebus maurai. Klausykit, kuo toliau nuo šitų paplūdimių, tuo fainiau daro. Žiūrėkit, tenai yra netgi takas, kad pereiti uolomis į kitą uolos pusę. Ir ten yra kitas paplūdimys. Tai va, čia tokia takeliai, ne. Aplinkai, aš paprašysiu, kad čia mane nufotografuotų, nes tikrai labai graži vieta. Lindau aš iš čia, mane čia už tipsus, taip sakant, pafotkinu. Berniukai sėda ir, žodžiu, už arbatpinigius, sako, aš tą pafotkinsiu, prisidarė pavyzdžių, kaip jie čia fotkino. Nu, tai palikau aš ten 2,5 € arbatpinigių, uždėsiu nuotrauką, kokią ten gavosi, šiaip labai gražiai, ten labai ryškus vanduo. Tai aš pabandysiu iki va šito paplūdimiuko, esi matau didesnis, bet aš pagrįšiu į pagulėti aną, nes matau, kad šitame tai pakrantėje maurų yra, o aname nebuvo. Tai šičia tiesiog apžiūrėsiu ir grįšiu į mažai. Šitie paplūdimiai tai tokie maldyviniai visiškai. Nu, ta prasme, jūs pažiūrėkit, kas spalva vandens. Jisai čia tas vanduo beveik baltas. Lyginant, pažiūrėjau, dangaus spalva ženkliai tamsesnė negu vandens. Aišku, čia labai seklu yra. Nu, bet vaizdelis tai labai wow. Ten už nugaros yra ledų pardavėjas, žodžiu. Jisai sako, angliškai ten labai gerai skambu. Tai va, open the box for ice cream, open the wallet, open the heart. Viską tada reikia ir širdį, ir piniginę, ir tada atidarys tau ledų dėžutę. Žodžiu, čia velekai gražu yra. Tik tais šitame paplūdimyje aš matau, kad tų maurų paplūdimyje yra daug ir nesmagu per juos brautis. Tai aš dabar einu į tą, per kurį atėjau, tiksliai, ten buvo tas mažasis. Tai tenai kažkodėl tai nėra tų maurų. Tai aš einu tenai, susirasiu kokį kampelį su pavėsiu ir pamedituosiu. Tai tiesą pasakius, tie atsiliepimai visi, apie kuriuos aš kalbėjau pradžioje atvykus, kad labai čia tipo įkyrus, prekeiviai, kažkas, labai kiti nervavus dėl tų maurų. Nu tai aš nežinau, ar jie nemoka kitų paplūdimių ieškoti, kuriuose nėra tų maurų. Nežinau, man to negatyvo, apie kurį aš skaičiau, kad čia yra, tai to aš negatyvo iš vis nematau. Nėra jokių įkyrių ant gatvės, nei vairuotojų, nu, ta prasme, labai viskas mūsų eina, ta prasme, čia... Nežinau, tai arba tie keliautojai nepakantus, arba jie kažkur pakliuvo, arba jie sėdėjo vienoje vietoje, kurioje ten tų įkyresnių darbuotojų visokių vietinių buvo ir patys nervavosi, nes realiai tai užtenka pasivažinėti aplink salą į kitas vietas, į kitus paplūdimius ir viskas ten ok. Tai einu dabar grūsiuosi su kitais turistais, bet nieko nepadarysi, čia pavėsiu, nėra tiek daug pasirinkimo. Matau, čia tuščias, tai bandysiu čia greitai užsijimti. Man tie super tėvelis, tai savo kūdikiais, kur prisišika vaikas ir jau mačiau vieną tokį pavyzdį, atsineša vaikrantą, užpakalį visus šūdus nuprausę, žodžiu, į jūrą ir dar praskalauja kokį kombį irgi tenai. O kad šiaip čia ateina žmonės maudytis, tai, nu ką žinau, tai gal tam yra tualetai, kriauklės, nu ta prasme. Ir čia tokių tėvelių pilnas paplūdimys, tai jau čia vieną mačiau nuprausę, kitą ką tik vaparnės. Greičiausiai prisišikęs buvo, jeigu jie prausti jūrą, nu žodžiu. Čia grinai paplūdimyje, va yra restoranėlis, tai šitai prisėdau, čia vandenuko atnešė. Ir, nežinau, pasiėmiau fish and chipsų, dar pasiėmiau arbūzų kokteiliuką ir va savo, taip sakant, vėlyvi pietus gausias. Nu, atrodo visai neblogai, taip. Žodžiu, pirmai mačiau, kad čia žmonės ėjo, galvoju, ir man reikia nusigrūsti. Ten ateina aš irgi eisiu iš paskos. Tai čia net nežinau, kas čia buvo, matosi, kad betonas, tai kažkas čia buvo pastatyta. Nu, čia lipa šičia kažkur tai laiptukais. Nu, įdomi čia tokia vieta.
Nu, čia užlipau, kas toliau. Čia jis eina. Nu, davai. Čia klausykit, kai kokių lobių beieškant. Ne, čia panašiau, kad čia kažkoks šiuolaikinis dalykas buvo pastatytas, senokai aišku, nes va dar čia tokie šviežesni dar likę. Ir labai jau čia apleista, matyt kažkas grinai ant kranto buvo pasistatęs, kokį tai statinį. Kadangi čia visai prispalvuota, tai tikėtina, kad kažkoks tai gal restoranas anksčiau buvo, bet va griuvėsiai palikti tokie. Čia va pasilypėjo ir gaunasi, kad šito mano paplūdimio pamėgto. Va matosi truputį iš kitos pusės jisai. Dabar saulė nešviečia, visiškai pasislėpė po debesimis, bet vis tiek prasimuša žydra spalvytė. Ką įsižiūrėti, kas ten tolyn, kur ten chebra lipa. Va, kokias aš čia griuvėsiais varinėjo. Čia nežinau, man į veidą panašu. Apačioj va jūra. Nu, einu žiūrėti, nes čia žiūriu jaunimėlis tai šokinėja nuo tramplynų. Ui, klausykit, čia gražu šitoj pusėje. Va, tenai hebrytė šoka nuo atbrailos. Ta atbraila gal tam ir padaryta tenai. Tai čia pasirodo, jie kažkokiu tai būdu čia ateina, tada nušoka ir pareina ir užsikaria atgal va čia. Mano vienintelis paaiškinimas, kaip tas jaunimėlis čia atsidūrė, tai kad šitą peršoko ant tenai ir nuėjo. Kas yra žiauriai crazy. Nu, arba jie kažkokiu būdu dar čia užlipo, bet panašiau, kad peršoko. Su jais tai tikėtina, čia tokie tarzanai. Tai va, tai čia kažkoks tai anksčiau buvo, matyt, reikalas turizmo, nes va čia matos irgi patalpos kažkokios va žemiau yra. Bet jau čia labai seniai buvo. Nu, atėjau čia, kaip sakant, laiptelius. Matau, čia smalsuolių jau daugiau. Ir čia toks gaunasi biškis slaptas paplūdimys. O, čia gali laiptukais iki to paplūdimio ir nusileisti. Tas paplūdimys šitaip iš aukščiau žiūrint. Yra smėliuko, viską. Žmonių, aišku, nelabai yra. Nu, fainas, dabar tik tai saulės vakai nėra, tai nesimato spalvų truputėlį. O, čia jie tam paplūdimy, klausykit, čia kokio smėlio pilys pastatytos, ką jau vaikelė. Jie čia siūlosi su kajaku paplaukti iki tokio visai mažiuko paplūdimio. Aš čia buvau nusižiūrėjus, man atrodo šitą tik dar toliau, tai aš dar nesu tikra, ar jį įmanoma patekti iš žemės pusės, nuo paplūdimio, ar reikia būtinai vandenio, tai va bus matyt. Jūs tik pasižiūrėkit, kaip čia tyla, ramu, čia nieko nėra, va tarp tų uolų. Aišku, dienos metu tai vandens lygis būna pakilęs, tai čia gal nelabai ateičiau, o vakare dabar vanduo atsitraukęs jau per keletą metrų, tai įmanoma pėsčiomis ateiti. Nes už tas paplūdimiukas, tai čia būtų dabar va ten, kur tokia matosi, va juostelė, ten šlapia, ten iki ten vanduo buvo. Tai jau būtų sudėtinga, čia net kažkur prigult normaliai nėra, tai čia poilsiauti gal biškį jau jis per atokus ir per mažas, su kokio nebent kajaku simti ir plaukioti. Po truputį saulė leidinėjasi, grįžinėjo atgal link takelio, kuriuo reikės grįžti ir žiūriu kiek. Čia liktai kas burlaiviai taip išeina, ne, ir jų čia taip pabiro daug. Nors atrodo vėjas dabar toks kaip tik nurimo, tai čia taip labai gražiai atrodo horizontas. Va, prašau. Žodžiu, bandau tą hop-on-hop-off autobusą, aš juo dabar ir važiuoju. Tai čia aišku pliusas, kad kondicionuojamas autobusas, jis kas 15 minučių važiuoja. Sakė, šita kortelė neturi galiojimo laiko, tai galima čia bet kada, bet kiek naudoti. Į vieną pusę, kad ir kokį atstumą važiuoju, 50 pesų. Tai kaip ir su tuo autobusiuku, su transporto priemonė vieša, kurio važiavau, kaip ir viskas tas pats, tik kad čia kondicionuojama ilgiau važiuojant patogiau. O mieste pramogos vyksta, šokiai pokiai. Tik man jau gal net tam autobusą biškį šalta čia. Bet čia pas juos visada taip. Tai viskas, jau einu savo gatvelę link namų. Iš tikrųjų dabar važiuodama apsidairiau
per tą visą pagrindinę gatvę, kur daugiau ta turistinė zona. Aš kaip apsidžiaugiau, supratau, kad aš esu tokia gerai vietoje apsistojus, nes va čia toks įgaunasi nuo pagrindinės gatvės, išeini į tokį mažą keliuką ir dar ten toks slaptas keliukas dar gilyn. Tai gaunasi, kad viso to šaršalyno nei aš jaučiu, nei matau, nei girdžiu. Nes dabar pravažiavau tą pagrindinę gatvę ten toliau, kur turistų daugiau, taigi ten turgelis ant turgelių, šmutkynai, restoranai, kamščiai, žodžiu. Aš labai gerai vietoje gyvenu, labai džiaugiuosi savo pasirinkimu. Tai va, tai viskas šiandieną tiek to visų reikalų, to poilsio. Aš Boracay iš tikrųjų ir pasilikau ant pačios pabaigos, specialiai mažą salą, kad būtų mažai reikalų, mažai važinėjimų. Tokį daugiau grinai čilui, relaksui, kad po visų mano 4 mėnesių bėgimo lėkimo, kad čia būtų truputėlį, ramu. Labas rytas, pas mane 7:30. Jau naktį girdėjau, kad labai lyjo. Tai dabar taip vis dar lyja. Aš labai norėčiau, kad ta paskutinė diena Boracay nebūtų va tokia. Galiu pasakyti, pipėts. Tai dabar prie viso to, kad kol kas oras prastas, tai visame Boracay'ui nėra elektros. Sakau, kada ta elektra atsiras, nes, kol kas dar nėra namie labai karšta. Bet jeigu saulė atsiras, tai namie bus žiauriai karšta, elektros nėra, vadinasi, neveikia oro kondicionierius. Sako, jeigu labai įsikraus telefonas kažkas, tai sako, eik į paplūdimį, tipo, restoranai turi generatorių, sako, tai jie greičiausiai turi elektrą. Tai va, tai nežinau, ką čia šiandien reikės veikti, namie pasidėti irgi čia neprisidėsi, nes interneto nėra, elektros nėra. Ir norint prasivėdinti, negaliu lango atsidaryti, nes man va tiesiai po langą išė vyrukai kiekvieną dieną degina visokius šakas. Aš namuose tai po prakaitų, ta prasme, kondicionierius nėra, atrodo, saulės nėra, bet, aš visa šlapia, ta prasme, lauke su vėjeliu yra biški vėsiau. Tai, žodžiu, einu kažkur, tai nes nebegaliu namie per karštą būti. Tai, žodžiu, galvo saulės nėra. Paplūdimy gražių spalvų nerasiu, tai einu ieškoti savo masažuotojos Lizos, kur adomąsik mane masažavo, man pas ją patiko. Gal per tą laiką čia biški prasigiedrins ir bandysiu dar iki vieno paplūdimio palėkti. Va kitur tai paplūdimiuose esantys viešbučiai, tai normaliai turi generatorių, net girdės kaip tas generatorius čia, taip sakant, elektrą gamina. Čia pas mane kaip tai apsileidė šitie šeimininkai, neturi generatoriaus tokiems atvejams. Planas su masažu nepavyko, nes masažas salonėlis biški toks vargšiškas, tai jie generatoriaus neturi. Sako, mes uždarė, nes labai karšta. Man irgi karšta, tai kur dabar lysti? Radau kitą vietą, kur, sakė, jie turi kraunamą kažkokį vėjelį bent jau. Nusiderėjau už tuos 600 pesų, tai reiškia 10 eurų valanda. Važiuojam masažuotis. Moterytė neblogai čia mane pamasažavo. Aišku, plaukai visą laiką labai pririebalinti aliejais būna, kai išeina, bet visai nieko. Neprasigėdrėjo kol kas, bet aš vis tiek rausiu iki paplūdimio, nes, drėgmė gal 90% tiesiog noriu įsimaudyti. Kaip fainai, žodžiu, čia tokį prilipina kažkokį plastikinį kažkokį dalykėlį juodą ir išgraviruoja tavo vardą. Visai fainai, tai va savo pasiėmiau, taip sakant, prireiks man mažų piniginių, tai... Laukiu savo hop-on-hop-off, jūs pažiūrėk, prasigėdrijo, labai puikiai čia gavos. Gerai čia, taip sakant, su tuo laiku. Ir gerai laiką praleidau, ir saulė per tą laiką išlindo. Mes čia irgi tus gražius paplūdimius pravažiuojam, tik čia dalis irgi privačių yra. Tas hop-on-hop-off čia kažkokia gražiai vietoje sustoja, sakau, lipu ir aš apsidairysiu. Labai vėjuota šiandieną. Tai pasižiūrėjo, truputėlį pasivaikštų, už 15 minučių kitas autobusas atvažiuos. Labai faina vieta, čia keletą nuotraukų padarė, man čia tokia australų pora, tai užmesiu, jeigu pavyks. Mane neša net vėjas.
Nu, žodžiu, faina vieta, tik tai baisiai vėjuota, aišku, bangos užtat didelės. Ir dabar keliauju į stotelę, kur paleido mane Hopon Hopof autobusas. Matau, australai vis dar laukia, tai aš nieko nepražipsuoju kol kas. Važiavau į savo to norimo paplūdimį, bet čia jau tokios rimtos statybos vyksta, čia koks rezortas turbūt bus ant jūros kranto, nes dabar tai čia viskas statybom užgriauta. Čia vat visokių irgi šmutkeliais, šmutkytės, šmutkelytės. Siūlo visokius vaisius kažką tai. Aš gal visai suvalgyti ir norėčiau kažką, bet čia, nežinau, reiks pažiūrėti kokį smūtį gal šaut. Nu, čia irgi visos pilys pastatytos. Nu, šitas toks labai greitai gilėjantis yra. Nu, dabar aišku, kaip tyčia apsiniaukė, paskui dar pabandysiu pagauti, kai bus saulėta. Truputį paėjau nuo žmonių. Net nežinau, man vakarykštis gal tas mažesnis buvo fainesnis. Va kaip rimtos fotosesijos vyksta. Viena prižiūri, kad plaukai būtų tvarkingi. Vienas fotografas sėdi ir dar du laiko kanoja, kad ana nenuplauktų. Va tai va vyksta reikalai čia. Nu, sakau, paskutinę dieną tropiniai saloje, reikia kažką tropinio pavalgyti. Jau užtenka mano sasiskių bulvių ir makaronų. Tai čia, žodžiu, grilintas yra kalmaras su česnakiniais ryžiais ir, taip sakant, su vaizdu, saulės biškį nėra, tai va ramiai savo papietausiu. Šiaip kainuos turbūt kažkur čia man taip sudėjus, nu, kokiu iki 15 eurų solum. Tie ryžiai česnakiniai, tai turbiniai skanus. Kalmaras irgi šiaip labai minkštas. Baisiai aš patenkinta šitų maistu. Šitas paplūdimys įdomus tuo, kad čia jaučiu nuomoja, pavyzdžiui, nori hamako tarp medžių, prašom. Tai čia vietiniai pridėję visokių atsigult. Kiti naudojasi. Tai aš dar paeisiu tolyn, nes šiaip šitas paplūdimys gana ilgas yra. Tai čia tokia siauriausia gal dalis turi būti plati, tai einu pasižiūrėti. Nu čia ir Puka Beach pasidarė. Nu kaip tas smėlis čia laikos, ką jie čia užpylė ant jo. Su pimpačkiukais, gyva, prašau. Su pimpačkiukais. Nu, fainiai. Nu, va iš šitos pusės, tai čia taip gerai atrodo, ten tokios labai tankus visokie vijokliai. Nu, klausykit, jie čia fotografavimo prisidarė visokiausių kampelių. Nori su akmenukais, nori su kriauklytėm prikabintom, kaip tik tai nori. Ir čia toks vaizdas man bent jau, kad čia ekskursijas atveža, nes va, ekskursijų du laivai kaip ir dabar išplaukia. Bet galima var savarankiškai atkeliauti. Realiai čia kuo toliau nuo to įėjimo, nuo tos siaurosios dalies, tuo čia žmonių mažiau. Kažkiek yra su grupėmis atvažiavę, bet šiaip tai va, čia viskas yra beveik tuščia. Ta prasme... Ir čia tokia taip tankiai žalia, gražia. Ir realiai, jeigu saulėta diena, tai čia būtų kur ir pasislėpti nuo saulės. O žiūrėkit, saulė išlindo, kokia ryškia spalva vandens. Man labai patinka, koks didelis skirtumas yra spalvų, kada saulė yra ir saulės nėra. Nu, kažkaip ten labai vėjuota, neįsimaudyt, galvoju, grįšiu į tuos stiklesnius paplūdimius, galvoju, pabandysiu dar vieną. Man vairuotojas sako, čia privatus yra, niekas mūsų neįleistina. Tai žodžiu, kaip ir būdinga mažoms saloms, labai daug užima visokie rezortai ir va, taip tiesiog iš gatvės negali ateiti, žodžiu, į paplūdimį gražų. Nu, dar pabaigai atkeliavau prie taip vadinamų Willie's Rock. Ten kažkokia mergelė Marija yra. Dabar, kadangi yra po pietų, yra atoslūgis, tai galima nueiti pėsčiom iki tos salelės. Šitoj salos pusėje nėra jokio vėjo, nėra nieko. Tik tai panašu, kad lietus ateina. Ir toks rimtas, net labai rimtas. Tai va dabar labai atslūgė viskas, labai vanduo toli pabėgęs. Visai galvo nieko, dugnu pasivaikščiant.
Vanduo labai šiltas. Čia tai va maurų, kur tamsu, tai maurų labai daug. O kitoj pusėje irgi, nu vat. Gal šitoj saloj pirmą kartą aš taip užtaikiau, kad va, ta jau tiek atsitraukęs vanduo. Bet matosi, va žmonės vis tiek sulindę, maudosi visi. Va, dabar truputėlį tos vilo uolos matosi geriau. Nu, faina, man patinka šita vieta. Čia dabar tas toksai žydrumas, man labai geras kontrastas čia gaunasi. Tas dangus beveik juodas, jūra baltai žydra. Nu, užlijo visgi, labai čia staigiai prasibėgiojo visi, bet va iš šito taško man vaizdelis toks geras, netgi kai saulės nėra, žiauriai gerai atrodo. Nu, jo, čia taip, lyja, iš dūšios. Pilna žmonių paplūdimy, laukia saulėlydžio, čia kiti pozuoja, ten fotosesijos vyksta, viską. Nu ką, viskas išeidinėja iš paplūdimio. Kažkaip dar nesinori iš Filipinų išvažiuoti, įsivaizduoju. Šitiek laiko prakeliavau dabar visą žiemą. Ir vis tiek ateina tas momentas, kada reikia jau pakuotis namo. Ir kaip nesinori dar. Aišku, aš dabar dar ir rytoj Manilą išskrendu. Aš dar Manilai pabūsiu vieną dieną pilną. Bet ten paplūdimio nėra. Pasimaudyti neišeina. Tai va, tai kol kas biškį su liūdesėliu, sakau, Filipinams iki pasimatymų. Labas rytas, su mane daiktai jau supakuoti. Aš į tą įvelku vis, nes labai purvina kitaip kuprinę, o aš registruoju jau kuprinę, nes ana jau sveri. Dabar dar prisipirkau dalykų, tai jau dabar virš 15 kg turbūt nešu ant kupros. Plus priekinė kuprinė dar kokį 5-6. Tai žodžiu, aš jau virš 20 kg, va taip va vaikštau. Tai šiandieną išjudu į Manilą. Tai dabar, kadangi čia salelė, tai taip kaip atvažiavau, taip reikės ir išvykti, kad reikia nukakti iki uosto, plaukti, tada iš uosto į oro uostą ir tada skrisiu į Manilą. Maniloje turiu 2 naktis. Maniloje bandysiu tiesiog per vieną dieną centrą apžiūrėti, nes irgi kiek esu skaičius žiūrėjus, kad ten kažko labai daug nepriveiksi. Tai tokius pagrindinius taškus apsižiūrėsiu ir jau namučiu. Ar namo labai nori, čia būna klausimas, turbūt jau nusibodo to keliauti, jau turbūt pasilgai namų ir taip toliau. Nėra, kaip sakau, kad aš pasilgstu Lietuvos kaip vietos. Man gal labiau aš pasilgstu žmonių, kur ten gyvena. Va, o šiaip ypač Filipinai, man laikas Filipinuose ištirpo. Tikrai, jeigu, pavyzdžiui, kitur kažkaip jaučiausi, kad aš tą mėnesį buvau, tai man Filipinuose atrodo, kad, nu, ką čia, kad skridau ir jau reikia išskrist. Nors jau realiai praėjo 27, kokios 26 dienos. Ta prasme, laikas čia man tikrai labai tirpsta, nors atrodo, tų įspūdžių irgi yra. Nežinau, gal kad tempas sumažėjo, nežinau, kur yra visas reikalas, bet man atrodo, kad Filipinuose kažkaip aš čia trumpokai. Ir aišku, jau man reikia išvažiuoti, pasižiūrėk, kad saulutė šviečia viską, geras oras kaip tai. Kas čia šitoj kelionė yra, kas čia iš jūsų man kokį užkeikimą uždėjo, kad aš kaip atvažiuoju, debesis atsivežu, kai man reikia išvažiuoti, saulė grįžta. Čia uostose jie sužymi spalvom visai, kad jie iš lipduko mato, kur čia tave siūst, kur čia vest. Aš čia nusipirkau tokį jungtinį bilietą, tai reiškia, eina transferis plus keltas, plus irgi transferis pervežimas iš uosto į oro uostą, tai ten virš 6 eurų sumokėjau. Šiaip gal kokį eurų dar sutaupytum, jeigu vadinasi yra man už nugaros bilietų kasa būtent keltų, ant gatvės pasigautume už 50, už 90 centų į vieną pusę triratijų. Tai gal ir viskas irgi būtų šiaip galima buvę ir taip. Aš tiesiog tokį nusipirkau kaip garantiją, kad man čia bus visi bilietai, tikrai nuveš laiku ir užteks ten kelti vietos kokiam, maža ką, žodžiu. Bet šiaip iš tikrųjų tai galima va taip tiesiog paimti, atvažiuoti
įsekantį artimiausią keltą nusipirkti ir tada vėl gaudyti ant gatvės, kas nuveš. Žodžiu, variantų yra ne vienas. Tai kiekvienas pagal save renkasi. Čia va su tais mažaisiais eurouostais yra tokio nepatogumas toksai. Žodžiu, jie pasidarė skenavimą prie durų. Tai reiškia, kad visi laukia ant karščio, nu po stogeliu, bet iš tikrųjų tu laukia ir kol praskanuos tau, ne tai, kad suleistų visus į vidų ir toliau padarytų, bet ne, žodžiu, visi laukiam. O vargelį, jie čia net turi atskirai liniją čekino vyram ir moterim, nežinau kodėl. Tai va, vyrai į vieną eilę pastatyti, moterys į kitą. Ir ateini, praskanavę jau būna ir dabar vėl į dvi eilės ir vėl skanuoja bagažą. 2 kartus skanuoja bagažą. Viskas jau oro uosto teritorijoje, kur jau po čekino, nu čia jau procedūros. Pasitrei kažką atsigert ir galima laukti skrydžio. Čia kokiais autobusais veža mano 8. Nu gal šitas ir toks, kur įprastai veža, bet kai ten sodina į tuos, kur tarp miestiniai, bet čia veža tiesiog iki lėktuvo. Tai va, aš į savo saviškį lipu. Aš galvoju, pradėjau tą laipinimą belenkai pamiste ir pusę valandos jau sėdim autobuse. Ir man atrodo, dabar mūsų lėktuvas nusileido į Rėžę, tai išlaipins ir tik tada mūsų sodins. Nes skrydis 12 valandą, aš galvoju 11 valandą, jau tik boardingas prasideda. Susodinimas į autobusą, kad atlaisvintų oro uostą, nes oro uostas labai mažas ir labai pilnas. Jis įkišo žodžiu į autobusą ir sėdim laukiam. Pagaliau autobusas mus veža. Įsivaizduojat, oro uostas toks mažas, kad mes važiuojame pakilimo taku iki tos vietos, kur ką tik lėktuvas nusileido, kad mus įsodint galėtų. Čia nes sufokusuojama. Tai va, žodžiu, pakilimo taku važiuojam normaliai. Ai, pasirodo, va čia yra arrival pastatas, o mes iš departure pastato atvarėm. Tai čia yra 2 atskiri pastatai skirtingose oro uosto pusėse netgi. Va, antiek mažas oro uostas, kad net netelpa departure ir arrival į vieną pastatą. Nu viskas, laipinamės. Nes su kukurūzniku skrendam, o 3+3, o ne 2+2. Biškelį patogesnis ir sėdinės automatiškai. Tai viskas, lėkiu į Manilą. Sveiki atvykę į Manilą. Labai retas atvejis buvo, kad nešoko keleiviai iš savo vietų tik sustojus lėktuvui. Aš labai nustebau, nes paprastai tik sustoja, dar net diržų ženklas neišjungtas. Jau visi stojasi, griebia savo tašes, lagaminus, kuprinės ir, žodžiu, laukia, kol išleis. Čia labai kultūringai, visi ramiai išlaukia, kol išsijungi diržų ženkliukas ir tik tada pradėjo stotis. Atvažiavau į savo viešbutį, gavau 305, čia bus mano 2 naktelės Maniloje ir žiūrėsim, kokį kambarį gausiu. O tai va, ponė keliauja. Nu, mano kambariukas. O, vaikeliukai. Čia turėtų būti toksai erdvus visai. Nu, visai neblogai. Aš čia moku 16 eurų už naktį. Čia ką, dušiukas yra, viskas yra. Tai už 16 eurų čia tai pusė velnio, sakykim, kaina. Ką čia matau? Nieko nematau, čia iš tikrųjų ir nebūtina. Tai va, tai kažkokį, kažkaip, tai 2 naktys laukia. Šiandien tingisi, kaip tai labai kažką veik, nusižiūrėjau sushi restoraną kažkokiam labai dideliam molė. Parsisinčiau kažkokią appsą Moveit, čia yra mopedų taksi Maniloje. Ir pasivažinėsiu biškį su mopedu per... Čia taip pasivažinėsim biškelį gatvėm. Kokį tai turgų pravažiuojam. Alkūnę man reikėjo pakelt, kad tilptume dabar pravažiuoti pro kitą mopedą. O, čia kokį automobiliuko. O, čia tokiais rimtai važiuojam.
šilta yra. Sakant, be langų, be kondicionierių. Tiek daug autobusiuko. Vos tilpam tarpelį. Tokie ruliai šitie. Netelpam pravažiuoti. Pasitaima tarpelėje. Neblogai. Oi, čia turi apžvalgos ratą, čia reiks gal eiti apsidairyti paskui, kai pavalgysiu. Va, aš einu į šitą restoranėlį. Sušiukų valgyt, bet ką jūs, vaikeli, pažiūrėkit, kaip čia gražu prekybcentryje. Atnešiai pirmą komplektuką, nu jau belia kaip skanumo. Tai čia va viena tokia linija 8, kainuoja apie kokią 8 eurų gal, žiauriai skanus. Dar čia tokį agurkų limonadą pasiėmiau, nu belia kaip gerai. Nu va, pavalgiau visą laimingą, taip sakant, ir čia yra taip vadinamas Seaside bulvaras, tai yra pakrantės bulvaras. Einu pasižiūrėti, ką jie čia turi, matau karuselių, pažiūrėsim, gal pavyks ir į ratą pakliūti. Nu, situacija tokia, kad bilietukas kainuoja gal tokį 3 eurai su centais, bet eilutė, kad nusipirkti tą bilietą, o čia ir tada eilutė, kad patekti. Nu, bet aš laiko turiu, galiu palaukti. Nu, pasėmiau VIP, 90 centų brangiau, bet pagal mane aš eilę dabar sutrumpinau labai stipriai. Tai va, čia tuoj sodins, tai aš saulėlydį matysiu. Ir VIP yra tas, kad tu sėdi kabinoje vienas. Ir va, taip paprastai aš jau vietoje. Dabar tik nežinau, kiek čia laiko keliusiu, labai aidas čia, bet pasižiūrėsiu, kaip saulė leidžiasi į Manilos miestą. Nu, gražiai čia saulė leidžiasi, dar ten kažkoks kalnas yra ir net iš čia labai girdisi, kaip cypia visi šituose karuselėse. Žiauriai, jie čia varo, bet aš ką tik pavalgys, tai jau ne, į karuselės. Būčiau kažkaip pamačius anksčiau, kad karuselės yra, būčiau pirmai jas pasisuk, paskui pavalgyti, bet nu ir kaip ir. Nu, po truputį matosi dalykai, bet labai čia ir stiklai nešvarus ir kažkaip matomumas labai taip kažkaip keistai pasukta. Nu, čia visas pramogų parkas. Belenkiek žmonių. Nu ir va, po biškį matos miestas. Jėzau, kai čia gražus, pažiūrėkit. Šakės, skaičiau, užtaikiau ant saulėlydžio gerai. Dabar esu aukščiausiam turbūt taške. Iš visų pusių, taip sakant, matosi. Ta pramoga tokia neilga, aš nenuėmiau minučių, bet labai tikrai tik kelios minutės. Bet labai fainas saulėlydis, labai gerai užtaikiau gerų laiku, tai viskas dar biškį pasivaikštinu. O, užtaikiau, kai visai saulėlydis. Saulė dar žemiau leidžias, tai čia tik tais peizažas ryškėja. Man atrodo, šitoj karuselėj garsiausiai cypia visi. Bet čia gal daugiau juokauja, nes čia šitos karuselės nėra baisios ir netgi čia taip jau aukštyn kojom nesupa. Saulė nusileido. Čia toks, nu, pramogų miestelis, ne taip sakyčiau, čia pastatų labai daug su visom parduotuvėm, restoranais. Va ten viršuj, va yra su visokiais stikliniais šonais. Parduotuvėlės, restoranėliai, arbatinės, kas tik tai nori, atrakcionai, tai dar radau ir kur gyva muzika groja. Nu, gatvės muzika, bet fainiai. Šiaip filipiniečių, aš kiek vis nugirstu, jie labai gražius balsus turi. Štai ir fontanas yra.
Čia žmonės matau kažkur namuose va tokius va ir važinėjasi. Ir jų nemažai, va čia yra centre. Yra ir tokie va mažučiai, bet yra tokie va susikabinę po dvi. Fainiai. Nu, man vakarinė Manila, šita va tiksliau pakrantė. Nu, labai patinka, plus oras vakare. Čia nėra toksai iki prakaito dušno. Čia dar vėjas visai neblogai pučia. Tai čia toksai, šita pakrantė, visas bulvaras, tai tikrai toksai jaučiuos kaip kokioj, nežinau, išvažiuodam vaikystėje į Palangą paatostogauti ir vakare išeini pasivaikščioti, čia visko pilna, visa gatvė, visko pilna, žmonių pilna. Tik tai šičia aukšti pastatai, saulėlydis iš karto krantą matosi. Tai va, tai šiaip kol kas man Manilos tas vaibelis toks visai patinka iš tikrųjų. Ar naktinis pasivažinėjimas laukia? Taip milijoninė mieste eismas vyksta vakare. Labą dieną, pas mane jau vidurdienis. Kaip matote, jau civilizuotai atrodau. Tai šiandieną truputėlį turiu dar laiko pasidaryti apžvalgą centro, tai į centrą pavažiuosiu dabar su mopedu taksi ir dar šiandien norėčiau pabandyti tą viešąjį autobusą. Aš kalbu apie šitą viešąjį transportą, tai aš paskui gal grįžinėjimui bent kažkiek stotelių pavažiuosiu tiesiog dėl experience, nes nerealiai šitie autobusiukai atrodo. Važiavau į tokį labiau istorinį Manilos centrą, čia ir muziejai visokie. Ir bažnyčių yra, ir, žodžiu, senovinių namų.
Tai truputėlį čia labai gal visai patogu, nes viskas yra, taip sakykime, koncentruotai gana vienoje teritorijoje. Va, pavyzdžiui, dabar prieinam bažnyčią. Čia va, yra Švento Augustino bažnyčia. Tai sakau, čia toks gausis kvadratas, kuriame yra daugiau mažiau pagrindiniai Manilos istoriniai objektai, kuriuos paprastai turistai lanko. Tai čia tokio vaikščiojimo labai daug nebus. Tai aš taip dėl to labai neskubėjau čia šiandien lėkti nuo pat ryto. Aišku, primena europietiškus statinius. Tai čia 16 amžiaus statybos. Su freskom įvairiom, čia yra ir muziejus, ir pasirodo, yra UNESCO saugomas objektas. UNESCO paveldą įtraukta. Užeinu pasidaryti po Švento Augustino muziejų, susimokėjau bilietuką, bilietukas eurais 3 kažkur 23-30 apvalinus. Tai truputėlį, sakant, pasikultūrinsim. Tie augustiniečiai, aišku, visus atvažiavo apkrikštyti, žodžiu, dalinosi čia meilę ir visa kita. Ir galiausiai čia jų vardais visokiais yra įkurti ir universitetai, mokymo įstaigos, nes jie iš tikrųjų šičia Filipinuose ir mokino muzikos, patys tie misionieriai buvo, žodžiu, labai edukuoti, tai jie čia ir matematikos, ir užsienio kalbų, ir menų, ir, žodžiu, groti ir taip toliau mokino, tai jie čia labai vertinami yra. Ir šičia yra į pačią bažnyčią. Bažnyčia šiaip yra labai graži. Čia yra aptverta, tai giliai negaliu eiti, bet čia vat labai aukštas skliautas, čia dėl to dar aukštesnis yra skliautas, truputį toliau aš parodysiu. Sako, čia arkos labai aukštos. Graži šita jų bažnyčia. Va, šitas aukštasis skliautas, tai dėl šito labai žymus, kad va, tam giliam skliaute yra išlikusios freskos. Ui, čia koridoriai labai faini. Truputėlį pasakojama, kaip per Antrą pasaulinį karą čia buvo truputį apniokota, reikėjo atstatyti. Bet man ne ką mažiau įspūdingai atrodo va šitas visos arkos su koridoriais. Truputį pasivaikščiot, keliais amžiais grįžti atgal laiku ir pasivaikščiot, gal va taip reikėtų sakyti. Gerai, einam kiemelį. Kiemelis yra, tai paprastai kiemelį man irgi visų šventyklų ir visų šventų vietų patenka. Tai va, išeinam į kiemelį. Jį čia vadino, žodžiu, pavadino rojaus sodo. Kaip įdomu, jie čia turi kriptą, kurioje laiko, kaip būtų kapinės, sakykim taip, ar ne, čia yra sulaidoti žmonės, tiksliau jų pelenai. Ir čia yra labai daug jau 20 amžiui palaidotų žmonių, tai čia rašo, kad ir filipiniečiai, ir yra ir užsieniečių, ir jų šeimų. Tai kol kas pirmam kambaryje kol kas randu seniausią 1600 metų. Kiti yra labai daug kas, 1900 jau, ta prasme, 20 amžius. Čia vitražistam gal visai įdomu, tuometiniai vitražai. Ir yra tada perėjimas į kitą patalpą. Čia aišku tokių kapinių gėlių kvapo. Bet čia matyti jau trečias blokas, tai matyti naujausias, nes šičia yra ir tuščių
Nežinau, ar jie čia ketina laidoti dar kažkada, nes čia jau palaidota ir va, iš vis prieš 11 metų. Kas žinote, kur šitas paveikslas yra? Čia skulptūra paveikslė, bet kur tikrasis paveikslas? Galit komentaruose parašyti. Aš tai žinau, nes esu savo akim mačius, bet gal kas norit paspėlioti. Visas šitas kompleksas eina ratu, tiksliau kvadratu, bet ratą apeini aplink šitą sodą ir tada yra laiptai. Nežinau, kur jie veda. Einam pažiūrėti. Čia antras aukštas. Labai garsiai, nežinau, čia vėjelis ar kondicionierius dirba. Vėjelis garsiai. Tai čia matosi per langą kiemelis. Žodžiu, labai daug čia visko. Aš jau čia apie viską tiek ir nebeskaitau. Čia, žodžiu, vis tiek per keletą amžių prisikaupė, taip sakant, visokių tai daiktų, ką pavyko išsaugoti. Pasirodo, leidžiama įeiti ten, kur choras dainuoja per mišias. Tai čia vis tiek, kada stato bažnyčias, paprastai dideli skliautai šitose vietose yra dėl geros akustikos. Tai va čia senovinės kėdės. Čia vargonai kokio dydžio, pažiūrėkit. Ir nuo čia matosi visa bažnyčia. O čia chorų knygos. Kokio dydžio, metro aukščio gal. Tų laikų, taip sakant, natos. Oi, dar radau biblioteką, kurie čia mokindavosi ir mokindavo. Yra ir tų senovinių knygų. Visi raštai, viskas. Bet čia neįleidžia į vidų, čia jau tik už stiklo pasižiūrėti. Nu, įdomiai. Žodžiu, tie augustiniečiai, misionieriai čia labai apsimokslinę patys buvo. Tai čia yra, jeigu taip imti sieną visą su fortu, tai yra 4,5 kilometro ilgio siena. Čia gidai vietiniai labai siūlosi, kad pavedžiot po visą tą teritoriją, po visus istorinius pastatus. Aš esu pasižymėjus tik keletą, tai Augustino bažnyčią ką tik aplankiau, dar turiu porą nusimačius, kas mane labiausiai domina. Ir viskas, ir eisiu kažkur tai senamiestyje, taip sakant, pasižiūrėti, kokią nors prisėsti, suvalgyti, atsigerti. Šiaip netgi vietomis yra karietaitės važinėjančios su arkliais, tai tokia, nu, labai jau čia nukeliauji laiku atgal šitame senamiestyje. Šitas pastatas vadinasi Casa Manila, čia yra ispanų kolonijinio laikotarpio namas muziejus, kuriame bus daug dalyko iš būtent kolonijinio laikotarpio. Tai einu pasižiūrėti, kągi jie čia turi. Nu, aišku, man tai pasisekė, muziejus iš šiandien uždarytas yra, galiu nebent į tą restoranėlį nueiti, jeigu noriu biškį kažkokios tai senovės gauti šiandieną. Bet čia tai vaikščiot nieks nedraudžia. Aš skaičiau atsiliepimuose, kad čia toksai visiškai tu jauties persikėlęs laiku atgal. Tai aišku, jie čia turi visus restoranėlius, bet čia tarp tų senovinių sienų, nu, labai fainai atrodo. Pažiūrėkit, kaip čia gražu.
čia yra laiptukai, tai lipu į viršų pasidaryti, kas viršuje. Jie čia ožką turi. Oi, kaip čia gražu. Balkonėlis tas, kur vaikščio, tai jis neuždarytas dabar. Ai, kaip romantiškai čia viskas. Ai, čia tie restoranai, va šičia turi kituose aukštuose patalpos. Oi, pažiūrėk, kaip čia faina, mane čia balkonėlį kažkoks gidas nufotkino. Čia kokios fotosesijos vyksta. Nu, fainai, man čia patinka šitie visi senoviniai reikalai. Faina. Yra va toks, žodžiu, restoranas. Tu gali pasimti bufetą už 20 eurų, valgai, ką nori, kiek nori. Su visais šitais senoviniais indais, muzika. Žodžiu. Nu, įdomus konceptas. Ir žodžiu, va taip senoviniai ispanų kolonijinių laikų aplinkoj pasėdėt galima. Žodžiu, čia yra filipinietiški ir ispaniški patiekalai, o dieve, čia taip skaniai atrodo viskas. Kadangi bufetas, tai kaip Turkijos all inclusive, imsiu visko po kąsnelį. Nu, nežinau, aš čia prisirinkau, pas juos labai populiaru, labai ilgo virimo mėsa, tai čia vat yra ta vadinama jautiena kare, labai ilgai virta, čia šiaip irgi labai ilgai virta. Tai daržovių, žodžiu, skirtingų, dar čia kažkur pasislėpusi vištiena. Ir, žodžiu, su vaizdu ir su muzika. Jau išsiragavau ir dabar nuėjau pasimti tai, kas man patiko, normaliai pavalgyti. Tai, žodžiu, pas juos ta vat kare, nu čia kažkas tokio, realiai mėsa ne tai, kad slysta nuo kaulo, jinai net jau kreminė yra, aišku, yra ir to riebaliuko, bet skonis tai nerealus jo. Tie dainuotojai tai kietė ateina, sako, iš kur jūs, ir ta kompanija sako, mes filipiniečiai ir iš Taivano. Oi, sako, tai mes pagrosime jums taivanietišką kažkokią tradicinę dainą, ar ten populiarią kažkokią, tai nu, prie manęs gal neprieis. Later. Jie man dainuos dabar ispanišką dainą. Means history of your love. Lithuania. Basketball. Yeah, before we have some basketball delegates here. Okay. Jie žino, kad krepšinį mes mėgstam. Nu, privatus koncertas. Nu labai aš smagiai ten pasisėdėjau ir skanus maistas ir ta aplinka tokia, nu įdomi, sakykim taip. Tai dabar toliau einu čia tą senamiestyje vaikštau. Tai čia tiesiog praktiškai kaip ir kokiam Vilniui senamiestyje, tiesiog kiekvienas pastatas yra kažkas ten buvęs arba dabar kažkas įsikūrė. Tai tiesiog prasivaikščius pasižiūrėsiu, kas čia dar lieka gražus. Pasakiau padavėjui, kad aš einu į fortą, tai sako labai geras pasirinkimas, žodžiu. Dabar čia man kažkas bando gėlių įsiūlyti, va į kadrą lenda. Karietaitės važinėjasi. Atėjau prie Romos aikštės, tai čia gubernatoriaus rūmus turime. Manilos katedra, į Manilos katedrą bus galima į vidų užeiti. Ir turime tų senovinių pastatų, čia vietinis gidas man jau labai akis lenda. Ir čia turime vieną vyriausybinį pastatą. Nu, tai jinai pradėta statyti 16 amžiaus pabaigoje, čia vis dastatyta.
Ir, žodžiu, paskutiniai jau čia stikliniai elementai languose sudėti tik tais 20 amžiaus vidury maždaug. Pažiūrėsim, čia, kadangi katedra, turėtų būti nereikėtų mokėti. Jie čia turi savo arkivyskupo lentą. Įsivaizduojat, jie susirašė visus, kurie buvo dar nuo 16 amžiaus ir jau nauja lenta atidaryta, nes yra naujas arkivyskupas. Įdomus vitražai čia. Šitas man gražus. Galima čia visokio katalikiškų reikaliukų susipirkti, kam aktualu. Manai, čia didoka. Bet labai sunaujovinta. Man, kur pirmai buvau, to Švento Augustino bažnyčia, man jinai gražesnė buvo. Šita tokia tuščia, freskų nėra. Čia tas kupolas viršuj, tai jis visai aukštai. Bet ten turim tik tai vitražus. Tai šita katedra čia visai buvo. Iš mažytės buvo vis dastatoma. O jau 18 amžiuje jau daugiau mažiau panašiai taip, kaip atrodo, bet Filipinuose vis būna žemės drebėjimo. Tai čia vat, po vieno žemės drebėjimo apgriuvo, tada atstatė, tada vėl žemės drebėjimas sugadino, tada karas su Amerika ir galiausiai 20 amžiaus viduryje iki galo renovavo. Ir turim, ką turim dabar. Kita vieta, kur atvažiavau, yra Santiago fortas, 16 amžiuje pastatytas. Bilietėlis šiaip kainuoja 75 pesai, bet kadangi aš turėjau arba 50 arba 1000, tai sakė, aš to padarysiu nuolaidą. Man čia davė, nežinau, ar tai senjoro, ar tai studento bilietą. Gal ir senjoro pagal amžių, nežinau. Tai apsidairyt, kas čia per fortas. Tai jie čia pilna restoranėlių, suvenyrų turi. Kam jau ko norisi. Dabar turiu nusileisti į apačią. Leidžiamės laiptukais. Čia yra jų vietinio herojaus politiko rašytojo Jose Rizalio šventovė. Čia kažkaip uždaryta, nežinau, ar čia tik šiandien, ar apskritai. Tai čia tokie dar likučiai, taip sakant, likę. Įdomiai atrodo. Čia truputį yra apgriuvusių dalių yra, bet čia kažkaip leidžia visur vaikščiot. Šitą teritoriją tokia visai nemaža bus. Galima bus ir čia ateit po to. Čia įdomiau tais tokiais takeliais pasivaikščiot. Taip. Keliaujam. Čia tokios jau konstrukcijos, tokie laikikliai sustatyti, kad matyti nebegriūtų daugiau. Čia visokie atramos. Čia įėjimas į pagrindinę forto tvirtovę. Tai čia pripažinta 14 metais nacionaliniu kultūros turtų paveldu, kaip čia sakė. Tai čia irgi visokių turėjo ir sudeginimų, ir atstatymų įvairiais laikotarpiais. Įdomiai atrodo tas kontrastas, kur turim kultūrinį paveldą ir iš karto aukšti šiuolaikiniai pastatai. O
O, čia yra ir požeminė dalis. Tai, suprantu, čia atsidarė 20 amžiui. Oi, klausyk, čia susilenkus visai reikia įlyst. Opa. Ai, čia per karą slėpdavosi. Čia 45 metais, kada Japonų armija buvo įsiveržus į Manilą, tai daugiau nei 100 000 žmonių buvo nužudyta ir pusė Manilos praktiškai sunaikinta. Tai čia, žodžiu, yra ta požemių dalis, kur kareiviai slėpdavosi. Ir va taip atrodė Intramūro senamiestis iškart po karo. Ne kažką. Stipriai atstatyti reikėjo. Praktiškai sugriauta viskas. Dar prasėjusiu aš va čia sienos pakraščiu. Čia yra praėjimai. Žodžiu, įdomios šitos vietos, istorijos. Ilsina kojytės parkelis su tais dideliais miestais, taip jau yra, atrodo. Kas čia aš biškį čia paeisiu, paskui biškį čia paeisiu, biškį dar į kitos vietas ir paskui jauti, kad kojyčių nebejauti. Tai aš dabar žiūriu kokį masažiuką, gal paskutinį kartą pasinaudoti Filipinuose. Tai irgi rodo, kad virš kilometro eiti, bet aš galvoju, kad turbūt man šiandieną gal to senamiesčio užteks gražus, tas senamiestis, sakyti, aš geriau gal pasimasažuosiu ir paskui dar grįšiu sutemus. Tai va, tai turbūt bandysiu susirasti masažiuką, kojytės pailsint. Nežinau, čia tokia transporto priemonė už 100, tas su mane paveš iki mano nusižiūrėtos spa. Va, tai tik tiesiog atsivažiuojam. Čia mapsuose nusižiūrėjau, kad labai jau geriamas, toks labai paprastas, kaip sakant, reikalas. Žiūrėsim, ką čia bus. Jau išeinu po masažo, jau sušukuo senytę, taip sakant, nes biškį aliejų pritrynė į galvą. Tai geras tas masažas, iš tikrųjų geras, tik kainavo gal šiek tiek brangiau negu salose, tai čia aš mokėjau 700 pesų, kas yra 11-12 eurų, gal už valandą. Kokiu atveju čia mums mažai. Tai va, tai viskas. Kadangi noriu pabandyti šitą autobusą, o nusižiūrėjau, kad pas mane Liberdat užrašas yra, kur autobusai šitie važiuoja, tai aš dabar turiu pasigauti va tokį, nežinau, kiek jisai kainuoja, bet visai nemažą dalį kelio aš galėsiu su juo nuvažiuoti. Turėtų būti maža kaina. Nu ką, bandom, lyg sako, už 25 pesus mane nuveš. Tai toks ilgas. Net nesu tikra, ar iš tikrųjų ten veža, bet tiesiog pasivažinėsiu. Nu žodžiu, pilna egzotika, nežinau, čia mes dabar kažko laukiam, dar nežinau ko. Gal kol prisirinks pilnas autikas, kiti tai pilni važiuoja, matau. Nu žodžiu. Egzotika 100%. Seną popsą čia leidžia, aš vienintelė turistė autobuse, jeigu ką. Laukiam, gal padės, laukiu, kol užsipildys. Stumdo čia visus, kad visi viens arčiau kitos sėstosi ir visi dar talpindami vieną žmogų. Tas autobusas, kai Tūsovkiai, tokia toks praeinamų durų variantas. Kas nori, tas įlipa, kai sustoja, kas nori, tas išlipa. Labai čia laisvai, kaip sakant. Nieks neriboja. Pirmai aš nespėjau nufilmuoti. Krūva žmonių išlipo tiesiog kamštyje vidury, sankryžos, pykai ir visi kiti autobusai, bet jiems sako, galit lipti dabar. Tai žmonės išlipo. Tai va, tai toks labai įdomus variantas. Čia eismas, tai jau man. Viens per kitą čia eina, važiuoja, lipa mopedai, kas tik tai nori. Marširuoja žmonės pėsčiom, lipa dar naujų
kiti stovi. Vypia visi viens ant kito. O viršų dar ir metrono traukinys važiuoja. Nu, paturbintas eismas. O, dar pasivažinėjau truputį ir jau bus gana gal man. Važiuosiu toliau patogiai su mopedu greitai. Nes čia ilgokai dar kamščiuose, tai šitos mašinos labai ilgai sėdi. Žiūrėkit, kur atėjau. Paskutiniai dienai pasilikau, gal šitoj kelionėje nei karto McDonald'e nevalgiau. Tai šičia, žodžiu, Big Mac'as su bulvėm ir kola kainuoja nepilnus 4 eurus, neblogai, ką? Tai pažiūrėsim, kaip filipiniečiam sekasi McDonald'e gaminti. Nu, klausykit, čia tokį jau prikrovė, tai prikrovė už tuos 3,70. Nu, viskas maistelis sukapotas. McDonald's visur yra McDonald's, galiu tai pasakyti. Skonio, aš pasenai valgiau McDonald's, aš nieko negaliu pasakyti, kad čia skiriasi kažkas. Tai va, tai turbūt užteks šiandieną jau nuotikių. Reikia man važiuoti jau namučio, pas mane jau 7:30 vakaro. Tai kažkaip viešbutį ilsėtis prieš rytojaus skrydžių maratoną. Gerai, kad ne rytai išskrendu, tai aš galėsiu ramiai sniegoti, susipakuoti, žodžiu, viskam turėsiu laiko. Bet viskas Manilos nuotikiams viso gero jau. Labas rytas, viskas, paskutinis rytas mano kelionėje Maniloje ir paskutinis rytas jau mano ilgoje kelionėje. Tai, žodžiu, viskas daiktai sukrauti, registruoti bagažui. Tai dabar dar turiu laiko truputėlį nueiti ramiai papusryčiauti, kavos išgerti, paliksiu savo bagažą viešbučio registratūroje. Tai kas šiandien manęs laukia? Manęs laukia 24 valandos kažkur tai keliavimo. Prasidės viskas nuo Manilos, skrisiu į Kuala Lumpūrą. Ten turėsiu pakeisti oro linijas, nes dabar skrendu su Malaysia Airlines. Išbandysiu pirmą kartą, net nežinau, patogios, nepatogios, geros, negeros. Ir tada Kuala Lumpūrą turėsiu išeiti į registraciją iš naujo ir su turkišais prisiregistruoti, bet jau matau, kad bus ten reikalų, nes turkišo aš užsisakiau, pavyzdžiui, sėdėjimo vietą. Matau, kad man pagrąžino mano mylės, kuriomis mokėjau. Ir aš vėl nebeturiu sėdėjimo vietos, aš visą laiką mėgstu prie lango. Ir dabar net nebegaliu online check-ino pasidaryti, kad negalime priregistruoti sėdėjimo vietos. Tai man dabar jau neramu, kad po skrydžio keitimo, nes jie keitė man skrydį, po skrydžio keitimo, ar aš iš vis ten telpu, man klausimas toksai. Žodžiu, tai dabar viškelė sustresiukė. Bet, nu, kažkaip tai parsirasiu jungtinis skrydis, turkiškai, jeigu kas organizuos, taip sakant, kitą skrydį. Nu, viskas, aš oro uoste, eilė tokia prie bagažo atidavimo. Lygiai 3 valandos dabar yra prieš mano skrydį, nes aš prisiskaičiau visur, kad, žodžiu, labai ilgos eilės pasų kontrolėje ir tada security check irgi ilgai žmonės trunka. Tai pabijau, kad paskui nebūtų, kad viską anksti atvažiavau, bet nepaspėjau tiesiog pereiti visų patikrų. Tai atvažiavau specialiai anksčiau. Mane, kaip sakyt, labiau neramina Kuala Lumpūre, kai bus situacija, tai kol kas šičia lyg ir nieko viskas sekasi. Kai man paėjo, žodžiu, kažkaip užklausęs taip atsitiktinai, sako, kur jūsų paskutinis taškas, į kur skrendat, sakau, į Lietuvą. Sako, su kokiam oro linijom, sakau, su turkišu. Sako, tai mes galim jūs iš karto, sako, priregistruoti visus skrydžius iš karto vienu metu. Sakau, gerai, jeigu taip eina, nes yra Malaysia Airlines, o ten yra Turkish Airlines. Tai žodžiu, mergaitės man iškart prispausdino visus 3 bilietus. Mano dabar sunkioji kuprinė keliauja be manęs savarankiškai savo, taip sakant, bagažo skyriuje. Tai aš labai tikiuosi, kad rytoj ryte aš tą bagažą gausiu Vilniuje. Tai va, tai viskas, einu į pasų kontrolę. Žodžiu, mane biški pradžiugino, nes aš nerimavau, kad čia kažkas tai su tom sėdimom vietom ne taip. Jos netgi man parinko ilgajam skrydžiui prie lango. Nu, nežinau, aš su visom pasų kontroliam patikrom perėjau per 30 minučių. Tai aš nežinau, čia aš dabar pirmam Manilos terminale, čia gal kitose terminaluose yra problemų. Nes aš tai praėjau čia be jokių didelių trikdžių.
nes dar yra tarptautinis trečiasis terminalas. Gal tenai tokios problemos kyla. Žodžiu, nepasitvirtino jokios čia, taip sakant, mistinės istorijos apie tai, kaip žmonės po 2-3 valandas stovi patikrose. Kaip gerai ateiti anksčiau, atsisėdė, išsirenki vietą, kur nori, visur tuščia, aš atsisėdau prie krovimo stotelės, aš šitaip prisirengus, nes visą laiką šalta oro uostuose, lėktuvuose, tai aš visą laiką šiltai prisirengus būnu, rekomenduoju ir jums turėti šiltų rūbų į visokius ilgus skrydžius. Tai viskas, mano kelionė čia baigėsi, aš dabar keliauju per Kvala Lumpūrą į Lietuvą ir truputėlį savaitę atsitrauksiu nuo visų keliavimų ir jau balandžio 9 iškeliausiu grupę damų, lydžiu jas po Indonezijos salas. Mano čia bus ne pirmas kartas Indonezijai, bet pirmą kartą lydėsiu į Indoneziją. Kam įdomu, kaip sekasi ir kaip atrodo tas visas keliavimas su manimi grupelėje, ne su manimi, tik tais už ekranų. Galėsite pastebėti, tikrai pasistengsiu pafilmuoti, bent vieną video susukti, tai tikrai trumpą. Ir viskas, sakau, ačiū visiems laikinusiems, komentavusiems, rašysiems, žodžiu, už visą palaikymą šitos ilgos, daugiau negu 4 mėnesių kelionės metu. Tai dabar pasimatysime jau Indonezijoje.